Nepraėjo, kad tu žvengi. Galiau. Labą dieną. Iziukas prabudo. Labą dieną. Praėjo beveik daugiau nei pusę metų, bet aš vėl grįžtu į plačiuosius ekranus. Aš nebuvau išėjus, aš tik dėjau trumpą pertraukėlę. Tu nori irgi pasifilmuoti? Ne. Tai žodžiu, sėdžiu aš gale, ne viena. Pupa sėdi va čia. Tai ne Pupa sėdi gale. Šalia manęs sėdi mano dukriukas, Izabeliukas. Pasirodo, per tą pusmetėlį kažkaip gimė. Netikėtai, nelauktai. Dabar... Lauktai, ką tu čia? Na gerai, lauk. Netikėtai, lauktai. Lauktai labai. Ir dabar važiuojam į Palangėlę. Pirmoji Izabelės kelionė. Izabelė dabar yra beveik, ne beveik, jau 2 mėnesiai su trupučiu. 2 su keliom dienytėm. Tai va, Izabelės nerodysiu, mažutė dar mūsų. Gal kažką pafilmuosiu, labai sunku pradėti vėl filmuoti, nes kažkokia yra baimė įsijungti kamerą. Bet va, dabar važiuojam visą šeimyną paatostogauti, tėvelis pasiėmė tėvadienį pirmą, pasirodo priklauso. Ir susitiksim kažkur Palangėlėj tada. Kas čia per metų tėvelis eina? Na. Tuo toks keliauja. Tai va. Atvarėm į Palangėlę. Ir labai sunku filmuoti trūnai man. Labai keista filmuoti. Biškį pradėjo krapnuoti. Jau atvarėm kokį 4 valandą. Ir labai smagus oras buvo, visiškai saulytė švietė, kaitino, varėm prie jūros, iki tilto nuvarėm, praėjom visą tiltą, Izabelės rankytę pašlapinom su vandeniu, pakrikštijom į Baltijos jūrai, pabuvom biškį viešbutuke ir dabar išvarėm pasivaikščioti po dviračių takutį link Šventosios. Ir tai dabar pradeda šiek tiek krapnuoti, va, visą šeimyną išvarė ir tukas. Vedžiojam kartu. Bet biškį panikuoja Pupa. Bet nieko tokio. Kalbėk, prašau, kalbėk. Šlapai, žinau. Bet arbatas jau čia neįsim, pagalvojau, Iziuks prie karštų gėrimų bus. Tai tu padarysi ant staliuko atneši po to. Iškersi po vieną. Tai 2 diena Palangoj. Pabaiga jau praktiškai jos, nes jau beveik 7 valandos. Šiandien buvom pas Žydrūno sesę Klaipėdoj. Pas pusbrolį. Pas pusbrolį Izabelės aplankyti svečius. Tada važiavom pas mano mamą. Pas Izabelės močiutę. Pas Izabelės močiutę. Apsilankyti, pasižiūrėti, gavom daug pomidorių. Vakuotų, konservuotų visokiausių dalykų. Dabar grįžom ir susiruošim, keliausim pasidaryti arbatytės ir važiuosim arba eisim prie jūros jau čia. Kažkur pasivaikščiasi. Taip. O rytoj jau namo? Praeit prabėgs savaitės. Gal pas kitą močiutę užsuksim. Ir senelį. Galimai. Ir kitą senelį. Ne. Senelis atvažiuos. Visiškai nepakeliui gaunas. Labiausiai pakeliui jaučiu. Gerim. Gerai. Parodysiu. Kur esam? Pakomentuok, ne tik pafilmuok. Čia Pupsėdį. Mes gyvenam ten. Antram aukšte. Va čia. Tie 2 langai mūsų. Dabar keliaujam prie aparato. Mėginsim pažiūrėti, gal yra kažko gert skanaus, ar tik limonadai. Nes šiuo metu laikausi tokios kaip ir dietos, ne? Labai smagios hipoalerginės dietos. Tai daug dalykų negaliu valgyti. Beveik nieką negaliu valgyti. Nes Izabelė šiek tiek beria nuo maisto produktų įvairių.
įskaitant miltus, pomidorus, Ypač sūris išsiaiškinom, kad beria. pieno produktai visokie ir panašiai. Nu, dėl pieno produktų dar neaišku kitų, nes Nu, sakė, kefyrą bet galiu dar rūgščius. neištestavom. Ne, bet viskas gerai. Jau 2 savaitės laikaus, pasilaikysiu ir ilgiau. Pusbadžiu. Atvažiavom su keturračiu savo ir pupa ir dėdė nežinomuoju iki jūros. Jūra labai graži. Vakar buvo ramesnė, šiandien tokia jau aršekė. Dar saulytės ten spinduliukų matosi, bet jau pačios saulės nesimato. Tai biškį pabūsim. Čia nėra labai šilta. Vakar buvo šilčiau daug, šiandien iš ryto lyja, tai dėl to nusprendėm apkeliauti visus vietelius savo. Ir dabar varom pačilinti. Pupa, kur tu bėgi? Mano pupa. Kažkas čia iš mūsų yra šalelis. Aš čia dėl Kenny. kompanijos. Dėl kompanijos. Dėl kompanijos. Čia visi sustriukiam, atrodo, nežinau, kiek jūs mane girdit, nes yra mikrofonas, bet kažin kaip jis veikia. Visi sustriukytėm tokia pasišiaušę, o man kažkaip visai šiltas marškinukas, tai keistai. Gerai, turbūt pabūsim biškį dar ir keliausime namukų. Gesinsim rožinį dangų. O ne, pupa? Ai, pupai gerai. Patinka pliažas. Jūra nelabai patiko vakar. Pyko, kad įmerkė kojytės. Meiti kojytės. Papilmuosiu iš ryto vaizdą. Basiniukas dar uždengtas. Ten kavytis einam. Čia krisliukas labai fainas, vakarė būna pavėsinė. Atėjom į Gintaro muziejų. Biškį turim problemų su mergaitė, nes kažkas tai labai verkė visą kelią. Bet dabar lik užmigo, keliausim link mašinos ir važiuosim namuk. Labai oras gražus, labai šilta Palangėlė vis dar. Pas močiutę kitą. Ne. Sekmadienio vakaras, turime beveik 6 valandas, apskrovę daiktais, apskrovę gėlėm visokiom, keliaujam į Kauną iš senelių, pabuvom pas Izabelės senelius ir aplankėm šuniuką, Kubytę. Pupa va šalia manęs guli, prisegta su pavaduku, va čia nesimato. Matas biškį. Dabar važiuosim pirkti dovanų ir važiuosim pasveikinti sūnieną su gimtadieniu. Ir turbūt užsibaigs blogas šiandien šios savaitės. Ir susitiksim tikriausiai greitu metu. Iki.